Ne, nu aišku, geriau negu kad pirmus du. Šiaip, gal mūsų ištraumavo daug žmonių ir teko žaisti penktąją poziciją. Pick and roll, tiesiog daugiau kamuolio po krepšiu ir Ar pačiam dar užteko jėgų, kai... kelios paskutinės minutės buvo visiškai jau. Vos į puolimą, vos į gynybą jau matėsi, kad iš tikrųjų labai nekeitė manęs nuo trečio pradžios, labai buvo. Apie rungtynės kalbant, visgi tavo manymu, kas labiausiai lėmė tą pergalę šiandieną? Nežinau, gal mes tik labiau užsivedę buvom, labiau norėjom, bet tiesiog labai svarbu, kai pradėsi visą seriją, to labiau išvyko. Tiesiog stengiamės, kovojom visi, nesvarbu, kad be 4 žaidėjų dabar, bet pasiekėm pergalę. Žinote, turbūt prieš rungtynes Kurtinaitis pasakė, kad jūs esate pavojingiausias Žalgirio žaidėjas ir jūs labai reikės saugoti. Ruošiatės būti atėmė uždarytam? Kažkaip man draugai sakė, bet šiaip tai dvigubina numeti draugam ir viskas paprasčiausias žaidimas, o kažko ten specialaus, tai nežinau. Matėsi kartais, kad dvigubina šiandien. Pavyko vis tiek gerai sužaisti. Džiaugiuosi. Jau keli mačai, kai su Rytu sužaidė įspūdingai, kad šitą paranki komanda, paranku žais prieš Ryto aukštaūgius. Ne, nepasakysiu, kad paranki, labai vis tiek stipriausias varžovas, didžiausias konkurentas Žalgirio, tiesiog su dvigubu užsidegimu žaidė prieš tokias komandas. Kaip jautėsi, kai pamatei, kad Watsonas iškrito, iš karto paskui Begičius, likai vienas iš aukštaūgių? Svarbiausia buvo nesimuduoti. Įėjęs iškart gavau keletą pražangų, galvojau, kad jau gali būti negerai, teko saugotis, paskui praleidau keletą tokių lengvų taškų, kur aišku, net jau treneris nebevyko ant manęs, nes ir jėgų, ir negalėjau pražangų rinktis, tai kad šiaip manau pasiekėm pergalę ir kad ir susitraumavo žaidėjai, labai džiaugiuosi. Šiandien buvo dar viena žinia, kad tu esi įtrauktas į Lietuvos rinktinės sąrašą, kaip reagavai į tai, į šią naujieną. Žinau, kažkada buvo ten straipsnis, kad ten atseit į antrą rinktinę, šiandien Mantas pasakė, man atrodo, kad į pirmą, nes čia atvažiavom į viešbutį ir internetą neturėjau. Ką, žinau, labai apsidžiaugiu, aišku, gausiu progą pasitreniruoti su geriausiais Lietuvos krepšininkais. Pirmas rungtynės laimėtos Vilniuje, tai reiškia, kad dabar toliau jau viskas jūsų rankose, turėsit psichologinį pranašumą? Ne. Dabar, aišku, namuose laukiau žiauriai sunkios varžybos. Rytas atvažiuos taip pat nusteigia, kaip mes čia net negali būti jokios kalbos, kad viską. Ką sakė Trevisas, įėjęs į rūbinę? Nežinau, pasveikinu visi su pergalė.